Labas vakaras, sveiki įsijungę tiesioginę transliaciją. Su jumis sveikinasi Pirma lyga, kurią remia Top Sport ir šiandien sugrįžimas į antrą pagal pajėgumą Lietuvos futbolo lygą. Čia graži ataka, gera galimybė, smūgis į vartus ir kamuolys spurda vartų tinkle jau penktąją susitikimo minutę. Visiškai subirėjusi yra čia Klaipėdos Neptūno gynyba ir komandos draugai sveikina Igną Ambrazevičių. Būtent jis muša įvartį dabar. Jau ne pirmas jo sezonas vilkint Garliavos. Ataka tęsiasi, labai geras perdavimas. Čia griūna Boladži baudos aikštelėje, norėtų jis 11 metrų baudinio. Dar vienas Garliavos išpuolis. Baudos aikštelėje kamuolys ir kokios progos dabar neišnaudoja. Vesnė yra Garliavos komanda. Čangas, baudos aikštelėje jo perdavimas, dar vienas smūgis ir Luko Odincovui šį kartą. O čia gera galimybė, vartai tušti, bet nepavyksta kol kas pasižymėti Neptūnui. Ir nėra galų gale smūgio. Šulcas dabar kairę koją, blokuoja kamuolį. Garliaviškai tokį kontaktą varžovui sugebėjo pasiūlyti. O čia 11 metrų baudinys. Nebaigiau kalbėti apie tai, kad Motiejus Simonaitis ten gerai keliauja mušti šio 11 metrų baudinio. Rakašiaus smūgis ir kamuolys viršutiniame vartų tinkle. Garliava didina savo pranašumą ir pirmauja jau 2-0. 33 susitikimo minutę. Na ir tai yra rimtas signalas Neptūnui. Apie tai jau kalbėjau. Kol kas žaidimas nesiklijuoja ir jį žaidžia. Diavara. Perdavimas Šulcui. Šis kairę koją. Vėl į baudos aikštelę. Čia šansas. Ir Boladži. Čia baudos aikštelėje vėl kamuolys, na ir po ilgos pertraukos pavyksta tatas. Ir Neptūno atakos, manau, kad tik agresyvės. Čia krinta baudos aikštelėje Neptūno futbolininkas. Tolimas smūgis ir į skersinį. Čia pražangos nėra ir tai sukels dar daugiau pykčio Neptūno stovykloje. Ypatingai jeigu dabar Garliavai pavyktų pasižymėti. Ataka tęsiasi. Odincovas yra baudos aikštelėje, bet kamuolys ir be Luko Odincovo atsiduria vartų tinkle. Rezultatas 3-0, bet tiesą sakant net nematau, kuris Garliavos žaidėjas tą įvartį pelnė, nes Rūkas toks stiprus, jog be kartojimo kol kas Lipavičius ten. Ir čia rungtynių arbitrai skelbia apie rungtynių pabaigą. Garliava įsirašo antrą pergalę iš eilės. Kol kas tai yra vienvaldžiai pirmos lygos, kurią remia Top Sport lyderiai.